Sveikas drūtas, bratka. Bratka, tu jai ebajui spravojai kur nors pirkt. Spravojau, ale nepavyko. Aš į šitam PayPal'į nesiregistravęs. Į to vieną bėdą yra. Kokia? Kaip 12 kiečių. Pirma pinigai, paskui daiktai. Bijau, bro. Mano sūnus va ebajui pirka karbamidą. Etaja superfosfatą maišelis. Į kutų. Nei graužint, nei pinigų atsimt. A, broji, aš myslėjau, kad baisu. Vat radau Galandijai. Telyčių parduoda nebrungiai. Per ebajų šitų. Sakau, nuspirksi, ras atveš buliukų. Į kur tu įdėsi? Kuo aš į pėsčias Amsterdamą vesiu? Na, kas tai takio? Vienas lietuvis nuo Kupiškio un iš Germanijos pėsčias grįža namo. Grįža namo? Taigi be karvės ėja. Bet tu pravda girdėjai, kad mūsų kunigas prie internetą prisijungė. Kažina kokius puslapius daboja. Nu jau tuos, kur tu vartai, tai anas nevarta. Žmogus nuveina Vatikano saitan, apdeitina nuodėmių sąrašų. Nuodėmėsgi kasdien mainas. Nu, žinioj, paskaityk Biblijų, kur parašyta prieš 2000 metų. Nerasigi nei pedapylų, nei nekrapylų, nei transvestylų. Kažina nuodėmių per internetų nemožna išpažint. Injungiai Skype'ų į šnapždėk kunigui ausin. Taigi Seimas įstatymų priėmė. Visas internetas įrašinėjamas, įsaugamas pusį metų. Išsakysi nuodėmės kunigui, išrišimų atais duot. Įgaliotinis, vat tiberas. Nu tai visą kuopšnekėjam, tai ateinu in tavi kortam pagrot. Nu, tai. Ale, bro, pokerę tai šiandien negrosime. Vakar internete per pokerį 50 litų prapyliau.